Prieš 64 metus už tikinčiųjų pinigus buvo pastatyta dabartinė Klaipėdos Švenčiausios mergelės Marijos Taikos karalienės bažnyčia. Dabar visi kviečiami savo aukomis ir darbais prisidėti prie šios bažnyčios parapijos bendruomenių namų statybos. Pasak parapijos klebono kunigo Mindaugo Šlausto, jie vadinsis Miesto angelas. Parapijoje veikia labai daug įvairių grupių. Ir maldos, ir švento rašto, ir savipagalbos grupės, jaunimo organizacijos kaip skautai, taip pat jaunasis karitas, savanorių jaunimo. Taigi, sena idėja turėti normalias patalpas tai veiklai vystyti. Ir buvo nuspręsta pradėti projektą įgyvendinti parapijos bendruomenių namus ir pavadinimas Miesto angelas. Kadangi mūsų šventoriuje yra gale bažnyčios skulptūra angelas apglėbęs vaiką. Jis atitinka tą aktualumą, žmogaus globą, kur žmogus gali jaustis saugus, priimtas, suprastas. Tai atspindi būtent mūsų parapijoje veikiančios tos įvairios mažos bendruomenės, kuriuose žmogus atranda save. Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapijos bendruomenių namų statybą planuojama pradėti jau kitąmet. Jau turime projektą, eina derinimai, kad gauti statybos leidimą. Jau internetinė svetainė atskira bus miestoangelas.lt, platforma, kurioje bus keliamos visos naujienos su šio projektu ir galimybė prisidėti savo auką. Nes dabar pagrindinis dalykas yra visų mūsų susitelkimas ir bendrom pastangom, kai buvo pastatyta mūsų bažnyčia, ypatingai klaipėdiečių, aukojimo, geros valios, prisidėjimo vienokio ar kitokio dėka, taip pat galėtume pastatyti ir šios parapijos namus. Mūsų bažnyčia buvo pastatyta per 3 metus, sovietmetyje, kaip tokios laisvės simbolis. Tai būtų jau naujas etapas, būtent tie bendruomenių namai. Paaukoti bendruomenių namų statybai galima per elektroninę svetainę miestoangelas.lt arba kitais būdais. Galima prisidėti savo auką per aukojimo platformą puslapyje miestoangelas.lt. Taip pat galima padaryti bankinį pavedimą. Galima bažnyčioje yra specialus terminalas, kur jūs galite prisidėti savo auką prie šio mūsų taip laukiamo Miesto angelas projekto įgyvendinimo. Ir taip pat galima ateiti į raštinę ar bažnyčios gale yra speciali aukų dėžutė, galima tiesiog grynaisiais pinigais paaukoti. Matome žmonių aukojimą, tai džiugina. Tikimės, kad ir verslas, kurie nori padaryti dovaną Klaipėdos miestui, nes tai šis pastatas nėra tik tai religiniai bendruomeniai, bet iš tiesų visam Klaipėdos miestui ir klaipėdiečiams. Jeigu kiekvienas iš mūsų išgirsim tą kvietimą prisidėti, paaukojant, prisidedant kitaip įvairiais būdais prie šios statybos, tai mes kartu pastatysim namus, kurie tikrai bus telkiantys mus. Taigi Klaipėdos Marijos Taikos karalienės parapijos klebonas kunigas Mindaugas Šlaustas.